Lietuvos vartotojai turi vis daugiau galimybių įsigyti kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų, kurių kokybė oficialiai pripažinta pagal ES arba nacionalinius teisės aktus, o atitiktis nustatytiems reikalavimams bei gamybos būdus kontroliuoja nepriklausomos sertifikavimo įstaigos. Siekiant sukurti tokiems produktams didesnę pridėtinę vertę, ES lygių reglamentuotos 4 maisto kokybės schemos. Lietuvos nacionalinė kokybės schema reprezentuoja išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktai. Tie produktai yra maistingesni, nes perdirbant žaliavas yra naudojami maistingumą išsaugojantis gamybos technologijos išsaugojančios. Tie produktai yra natūralesni, nes yra ribojamas atstumas iki taršos šaltinių, iki magistralinių kelių, yra ribojamas trąšų kiekis, ribojamas yra augalų apsaugos priemonių naudojimas. Išskirtinės kokybės produktai rinkoje pasirodė visai neseniai, todėl dar daug vartotojų nesupranta, kuo jie skiriasi nuo įprastų, intensyvių būdų užaugintų daržovių. Visi išskirtinės kokybės produktai pažymėti ženklų kokybė, o jų gamybos procesas yra papildomai kontroliuojamas arba sertifikuojamas nepriklausomos įstaigos. Išskirtinės kokybės produktų gamintojai naudojasi Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatyta parama. Dalyvavimas maisto kokybės schemose yra numatyta išlaidų kompensavimo galimybė už sertifikavimą, už papildomus laboratorinius tyrimus, už etiketės. Na, o daržovių augintojams yra net iki 11 000 išmoka numatyta už hektarą priklausomai nuo auginamos daržovių rūšies. Nuo šių metų pavasario pradėjus teikti paramą išskirtinės kokybės vaisių ir daržovių augintojams, išskirtinės kokybės produkcijos gamintojų skaičius išaugo 3 kartus.